Kas nors paklausė, Žakai, ar tu tiki į meilę? Visi naudoja tą žodį. Taigi aš jų paklausiu, ar tau patinka viskas, ką tu darai gyvenime? Atsakymas yra ne. Kartais tu myli save daugiau, kartais mažiau, kartais kokį kvailą dalyką padariau. Suprantat, meilė yra svyruojantis dalykas, jis nėra pastovus. Kas tas vaikinas su balta apykaklė, kuris sako, dabar aš jūs skelbiu vyrų ir žmoną? Iš kur po velnių jis atėjo? Biblijoje sakoma, du žmonės sujungti meilės negali būti sujungti kitų žmonių. Tas vyras nesujungia žmonių kartu. Jis įsako būt kartu. Tikra meilė nėra per prievartą. Tikra meilė yra buvimas su žmogumi, su kuriuo nori būti. Žmonėms sunku suprasti, bet meilė reiškia, tu turi rankas, jos vadinamos ekstensionaliaisiais prietaisais. Galit paimti butelį, apsukti jį, apžiūrėti jį. Šuo negali padaryti to, todėl sukinėja galvą į vieną ir į kitą pusę, kai pamato kažką keisto. Taigi tikra meilė reiškia ekstensionalumą. Tikiuosi, mano vaikinas mane myli. Tai nieko nedaro, kad jis save mylėtų. Tai tavo elgesys ir jo vertybė sprendžia, ką jis pasirenka. Jis mano, kad jis pasirenka savo svajonių merginą, tačiau jis žiūrėjo filmus, skaitė noveles, taigi žiūrisi tokios merginos, kuri jis tiki jam yra tinkama. Jei žmonėms parodo į asmenį su kreiva nosimi, visada šiurkštų. Ir gerai atrodantį vaikiną, kuris jį sumuša. Matot, merginos ieškosi gerai atrodančio vaikino, bet tas gerai atrodantis vaikinas tampa monstru, jei nekenčia jo. Veidas daugiau nebeteikia malonumo. Taigi, kai jūs įsimylite būdamas 16 ir paskui vėl įsimylite būdamas 30, tai skirtinga meilė nuo to, kaip įsimylėjote būdamas 16. 40 jūs turite visiškai kitokį paveikslą, ko jūs norite. Taigi, meilė nėra pastovi. Ateityje, jūs nieko negalėsit padaryti. Jūs mylėsite kiekvieną žmogų, kurį sutiksite. Jeigu jūs ištekėjot už vaikino, nes jis turėjo 7 savybės, kurios jums patinka, ir vėliau sutinkate vaikiną, kuris turi 40 savybių, kurios jums patinka, jūs mylėsite tą asmenį. Todėl susipainiot, ar aš myliu savo vyrą ar ne. Kartais taip, kartais ne. Su jais nėra kažkas ne taip, jie atspindi savo kultūrą. Ar jūs suprantat, ką aš sakau? Nėra nieko ne taip su nieko. Aš bandau jums dar kai ką pasakyti, mes niekada savo gyvenime nepadarom klaidų. Jei tu pakankamai nežinai apie žmonių elgesį, tu susidedi su netinkami žmonėmis ir jie tave įskaudina. Bet tai nėra klaida. Tu naudojais geriausiais įrankiais, kuriuos turėjai. Jei tu įsimyli netinkamą merginą arba tu netinkamą vaikiną, jūsų vertybių sistema tampa atnaujinta arba jūs tampate piktas. Aš niekada nesituoksiu. Priklausomai nuo tavo patirties. Taigi ateityje tu įsimylėsi kiekvieną, kuris mielas. Suprantat, ką sakau? Ir nieko negalėsit padaryti apie tai. Taigi, jeigu iš tikrųjų išmokai, ką žodis meilė reiškia, tai reiškia būti ekstensionaliu kitam žmogui. Padėti, būti draugišku kitoms tautoms. Jei jos stokoja išteklių, padėk jiems vystyti juos. Bet jei laikai dalykus tik savo, kurstai neapykantą.